ką, iki draugai. Tai šiandien pagaliau atėjo ta diena, Liepos 1 diena. Ir kaip ir buvau davęs savo iššūkį, numinti iki Nidos. Iš pradžių dabar pats pirmas planas iki Palangos. Tai Palangos nuo namų 301 kilas. Savo sąskaitoje jau turim 35 km. Žodžiu, važiuoju link Kernavės, liko 11 km. Nu ką, kai važiuoju į Kernavę, kažkur tenais, tada Kernavė. Sustojau Mūsininkuose kažkur, Mūsininkų kažkoks kaimelis. Pasiėmiau surelių, vandens papildymą, nes jau viskas. Žiūriu dabar apie PM2-3 kilus. Tai va, tai kitas sustojimas gali būti kokio Jonavoj. Panais kažką nusipirksiu valgyti. Bet dabar tai va, sureliai, dar geliuką išausiu, toliau į kelią. Tai va, bet minas tai kol kas viskas gerai. Pasiėmiau šiek tiek specialesnius šortus, bet nelabai jie čia kažką padeda. Vis tiek tą šikną nuspaudžia. Bet jo, kažkokius trukšlylė. Turbūt. Jau turiu 9 kilų, šis minų 4 valandas. Išėjo lygiai 4 valandas, 9 kilų. Tai neblogai. Dabar, va 9 kilometrai. Nebent tiek daug ir liko iki sustojus. Jonavoj pavalgyti ir būtinai vandens nusipirkti, nes jau 1,5 litro išėjo kaip nieko. Nu ką? Jonava, 3 kilometrai. O, Jonavos ženklas. Atvariau iki Jonavos. Tikiu valgyti. Bandelėm, kruasanus jau valgiau, bananų, varškės, žeštų, kabanosių, žodžiu, visą to vandens. Dabar kaip ir oras visai neblogas, nelyja. Vis tiek, bet nežinau, ar pradės lyti ar ne, nes rodo, kad vis, bet visi galima spėti, kad nevis. Ką pavalgysiu, išpaviršinsiu reikės vėl. Jau lygiai 100 kilų, iki čia kai numiniau. Aš žinau, ar jis jaučiasi, energijos trūksta. Tai ne, tai veiksim šitą dieną. Kėdainiai pasiekti, už manęs kažkur ten gali matytis. Tai va, minų dabar, Raseinių, tenais gal padarysiu pertraukėlę ir gal šiandien jau užteks. Nu dar žiūrėsiu pagal jėgas, kaip čia bus. Apie 100 ram kilų tikrai yra. Jau susiradau vietelę. Truputį už Ariogalos. Visai fainiai įsirengiau. Dviratį prisirakinau. Ai, gal ir neprisirakinau. Nu gerai, reikės prisirakinti. Tai va, tai pasistačiau palapinę. Viską įsidėjau. Pagalvės pasirodo nebeturiu, tai reikės kažką kito galvoti. O čia tokį piknikėlį pasidariau. Ir tada prie upeliuko. Visai fainiai, reikės eiti, išsimaudyti ir varyti ilsėtis. Įveikiau 180 kg, tai sakyčiau visai neblogai. Tai va, tai rytoj dar tiek pats ir tada jau pasieksiu Palangą ir tenais jau turėti normalią nakvynę. Nebe palapinėje nakvosiu, bet jeigu reikės palapinėje, tikrai nėra pati blogiausia idėja. Aš šiandien gerai pailsėti ir rytoj tiek pat numinti. Tai iš viso man galas šiandien 9 valandas įmyniau. 20 kažkas tokio kilometrų per valandą vidutinis greitis. Šiaip pačiam gale vėjas labai daug pūtė ir net nieko nefilmavau ir labai buvo sunku minti. Bet nieko, įveikiau. Pavakarieniausiu ir eisiu pabiškį miegoti. Dar išsimaudysiu. Tai ką, šitos dienos. Po 8:20 viską susikroviau. Šiukšlės irgi susirinkau. Dviratį pasirašiau. Palapinę susidėjau, viską susidėjau. Ir ką, šiandien
varom iki Palangėlės. Tiek pat, kiek vakar numiniau. Tai bandysiu dabar sėstis. Žiūrėsiu, ar šiknos neskauda. Ir minsim toliau. Tai va, šiaip naktį taip vidutiniškai išsimegavau, nes nepasakyčiau, kad labai gerai buvo. Kelis kartus keliausi dėl to, kad neturėjau kilimėlio ir nebuvo labai patogu. Bet nieko, viskas gerai. Bandysim šiandien tiek pat įvyniot, 108. Tai va, pasijungiau dabar audioteką, įdomesnė kelionė bus. Ką, Raseiniai 25 km. Važiuojam. Turim 200 km, iki Raseinių liko 5. Tai biškai jau vakar pasijuto subinė, bet taip tai kojas. Viskas normaliai, nieko neskauda. Minu toliau. Šiaip pastebėjau labai vieną dalyką, kad taip prišiukšlinta visokių hitsų pakelių tenais, veipų, nu, tokių dalykų. Bet daugiausiai yra tų kelio darbuotojų pirštinių. Tipo jų belenkiek važiuok ir kas 5 kilus pamatysi tą pirštinę. Tai žodžiu, toks savo pastebėjimas. Sustojau Raseiniuose, nusipirkau vandens papildymą, nes jau buvo viską išgėręs ir judu toliau į kelią. Tai va, čia visai gražus miestelis. Judam toliau. Ką? Štai ten yra Kryžkalnio ženklas. Tai atvažiavau iki Kryžkalnio. Pakeliui pasidariau pitstopą vieną, nes kalnų tai čia buvo, eik savo. Nusileidai ir tada vėl į kalną, nusileidai ir vėl į kalną. Pasiėmiau guminukų iš kuprinės. Tai dabar ten, kur telefoną reikia dėti, guminukų susibėriau ir viskas. Tai va. Va tokia va tema. Jau realiai biškai pavargau, bet nieko. Minam toliau. Šiam 8 kilometras. Ką, su oru nepasisekė. Dabar jau, nežinau, tikrai kokį 1,5 valandos minu per lietų. Visas šlapės jau. Turiu 110 kilų. Tai dabar 2 valandos. Tai apie kokią 5-6 jau turėčiau būti Palangoj. Bet žiūrėjau, tai orai tikrai ne ką bus geresni ir Palangoj. Irgi lis. Tai nebus kažkokia tarpo, kad išdžiūt. Bet nieko. Vis tiek, numins. Neatsikrypis, ten sako, ištips. Ką, dar vis važiuoju. Jau turiu 100 kilų. Tai va, dar iki Palangos liko kokie geri 40 kilų. Lietus dar vis nenustoja lyti. Dabar 3:30. Tai va, pilnai šlapias. Fūros tai porą kartų taip gerai išmaudė. Nuo kojų iki viršaus. Nes balų buvo. Ir jos net nestabdo, tiesiog važiuoja ir tu gauni tą visą lietų į save. Tai pilnai šlapęs esu. Nu bet nieko, šiandien vis tiek noriu pasiekti Palangą. Rytoj gal pasidarysiu kelias day. Reikia visus rūbus būtinai išsidžiovinti, viską. Tada judėsim toliau link Nidos. Tai va, tai varau. Dar vis minu. Nebuvau niekur stojęs dar. Šiaip reikėtų jau. Nu ką? Jau priekyje matau savo pabaigos ženklą. O laikrodukas sutiksėjo. Ir... O taip! Palangėlė. Lietus dar labiau pradėjo lyti. Bet... Na, aš visiškai permerkęs. Batai. Varau dabar namų. Reikia visus daiktus išsikraustyt.
Jau čitašės irgi bus pramirkusios. Tai reikia išsikrausit, padėti džiaut ir varyt kažką pusryčiaut. Man realiai, aš nieko šiandien nevalgiau. Tai varysiu valgyt, nes jau drakonas sako, aš noriu valgyt. Tai jo, tos dienos apibendrinimas, 184 kilos. Tai buvo tikrai sunku minėti pačią pirmą dieną, dėl to, kad gal realiai 6 valandas tiesiog palietume. Nebuvo pats maloniausias laikas, bet ne. Tai vyksta ir žiūrim, kągi parodys mums, kaip čia diena. Ką? Šiandien trečiadienis, vis dėlto neišėjo man atostagaut, pavestint, negalėjau kažkaip. Tai nusprendžiau dabar šitą kelionę. Nuvarysiu iki Nidos nuo Palangos, tai 8 kilų. Nėra per daugiausiai. Visai lengvai ir susivaikščios. Einu pro Palangėlę, Pasankė, bet tikrai neslausiu. Yra tikslas Nida. Varau dabar iki Klaipėdos, reikės įsižiūrėti keltą ir tada į Nidulės. Atmyniau iki kelto, nusipirkau bilietą, už 7 minučių keltas. Dar taip random visiškai važiuoju. Švilpau jų savo, pasisuku į kairę, žiūriu Paulensis tipo. Tai dabar sulauksiu keltą ir varysime iki Nidos. Tai va, tai biškį laivas pasibavo, bet nieko, randukui nelabai patiko. Bet ką, varau dabar per kokias 2 valandėlės, tikiuosi ir pasieksiu Nidą. Reikės iš karto varyt kažką pavalgyti, nes jau čia valgiau tortilijų, bet jau gan senokai, bet irgi. Džinčiukais minu, nebe su tais. Tai yra pampersais. Šortais, gimimais specialiais. Tai kažkaip šiandien atsipalaidavimui. Lengviau 8 kilų, tai tikrai nemanau, kad baisiai nuspaus čia kažką, bet jo. Tai pirmas žmogus, kuris mane aplenkė per šią kelionę. Gerai? Gaila. Aš jau galiu atsipūsti. Savo tikslą šiandien įvykdysiu. Sąskaitoj turim šiandien šiam 3 kilai. Tai nebetiek ir daug ir liko iki Nidos. Ką? Jėgų dar turiu. Vandens reikėtų. Ir ką, reikės varyt pavalgyti ir tada kempingą kažkokią susirasti ir pasistatyti palapinę. Tai va, tai toks planas. Minu, reikia iki 8 numint. Dabar yra po 7:12. Tai va, dar apie 2 kilų kažkas liko. Manau, gal spėsiu. Nu ką, užuodžia tą kvapą? Tokį aitrų. Čia yra pergeras kvapas. Ir va čia vat yra Nidulė. Ką? Pasiekėm. Kiek čia valandų? Bet 3:08. Ir štai va toks vaizdas. Pasiekta. Kadangi nieko nesigirdėjo per šitą vėją, tai norėjau padaryti tokį outrą. Tai per 22 valandas, tai iš viso myniau 3 dienas. Tai numyniau 443 kilometrus. Ir įveikiau Vilnius Nidą.
Tai turėjau sustojimą vieną Ariogaloj ir vieną Palangoj. Tai va, tai ačiū, kad dažiūrėjote iki šito video galo. Dar turiu vieną video kaip pasiruošimą prieš šitai kelionei. Tai per dieną numyniau 120 km iš Vilniaus iki Dubingių ir atgal. Tai jeigu norite pamatyti ir jį, tai spauskite laiką, parašykite komentarą kokį, užmeskite tą subscribe ir būtinai montuosiu ir tą video. Aš turiu dar daugiau visokios medžiagos, kur tikrai būtų įdomu pasidalinti su jumis. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų susitikimų. Peace.